jum kažkaip pakenkti, padaryti kažkokią žalą, jūs galite kažko netekti, tai yra blogo scenarijaus susigalvojimai. Tai grinai tik tai proto žaidimai. Geros naujienos yra tokios, kad tie, kurie nerimauja, turi labai lakę vaizduoti ir jeigu susitvarkys su nerimu, nukreips šitą visą energiją tinkamą linkme, gali atskleisti savo didžiulį potencialą kūrybai. Toliau dabar kaip tvarkyti su nerimu. 2 dalykai geriausiai padeda. Tai pirmas dalykas – buvimas gamtoje. Antras dalykas – mokymasis būti čia ir dabar. Tai ir buvimas gamtoje moko būti čia ir dabar, ir kvėpavimo pratimai įvairūs, kurių yra tikriausiai tiek pat, kiek